Lietuvoje rūko beveik trečdalis gyventojų. 87 procentai vartoja alkoholį. Bent kartą gyvenime narkotikų yra bandę daugiau nei 12 procentų Lietuvos gyventojų. Narkotikus pradeda vartoti vis jaunesni žmonės. Mes lygiuojamės tikrai prie europinio vidurkio ir matyt tai susijęs tuo, kad tas mūsų jaunimas iš tikrųjų yra labai smalsus ir reikia viską pabandyti, ką padarė jau seniau vakarų Europos šalis. Prevencija iš tikrųjų atlieka labai didelį vaidmenį. Mentor fondas prieš 17 metų privačių asmenų įsteigta nepriklausoma nevyriausybinė organizacija, pasauliniu mastu dirbanti jaunimo narkomanijos prevencijos srityje. Organizacijai vadovauja jos didenybė Švedijos karalienė Silvija. Esame didžiulės tarptautinės organizacijos dalis ir kartu siekime bendros Mentor organizacijos misijos. Tai yra siekime apsaugoti vaikus nuo piktnaudžiavimo narkotikais ir siekime paskatinti juos gyventi sveikai ir ilgai. Šis Mentor projektas yra ateities projektas, nes tai yra projektas, kuris leidžia žiūrėti į ateitį. Visi turbūt suprantame, kad mūsų karta yra šiek tiek prarasta. Ir tai, kas bus po 20 metų ir kaip tie jauni žmonės, kurie dabar yra galbūt mokykloje ar universitete, atrodys po 20 metų, turėtų būti mums visiems svarbiausia. Savo tikslus Mentor įgyvendina per atstovybės 8 pasaulio šalyse. SEB bankas susidomėjęs Mentor veikla Švedijoje, šią organizaciją pristatė Lietuvos verslo atstovams, o 2004-aisiais SEB bankas kartu su advokatų kontora Loin bei Vičiūnų grupe įkūrė asociaciją Mentor Lietuva. Vėliau prie šių steigėjų prisijungė ir OVC Consulting. Mentor Lietuva yra pirmoji nacionalinė Mentor asociacija Baltijos šalyse ir centrinėje Europoje. Asociacijos Mentor Lietuva vizitinė kortelė turbūt yra mentorystės programa, tai yra atsispindi organizacijos pavadinime. Naujausi mokslininkų tyrimai rodo, kad ir nepalankiausiomis sąlygomis augę vaikai gali iš tikrųjų daug pasiekti ir turėti labai aukštų tikslų, jeigu jie savo gyvenime turi suaugusį, kuris jiems yra pavyzdys, kuriuo jie pasitikė ir kurio pavyzdžiu nori sekti. Mentorius tai buvo Homero Odisėjo herojus. Odisėjas išvykdamas į Trojos karą paprašė savo draugo pagloboti jo šeimą ir jo sūnų. Ir tas ir vyko. Mentorius ir globojo. Ir čia būtent ir yra apie tokią sąvoką, apie globą ir apie dalinimąsi patirtimi ir tos sąveikos arba ryšio tarp žmonių, kuris atsiranda dėka, atsiskleidžia tam tikri asmenybės potencialo dalykai. Ir labai smagu būtų, kad kuo daugiau atsirastų ne tik tokių draugijų, bet kad ir žmogui daugiau padėtų. Tai turbūt svarbiausia, nes čia būtent šitoj programoje ir yra kontaktas žmogaus su žmogum. Mes galim kalbėti čia mentorystė, visą kitą, bet toliau tai yra jau du gyvi žmonės, kurie turi bendrauti, ras bendrą kalbą. Mentor Lietuva šiuo metu įgyvendina 4 programas. Mentorystės programoje moksleivių gyvenimo įgūdžiai stiprinami bendraujant su suaugusiaisiais. Tėvystės programa siekia padėti būti geresniais tėvais. Globėjų programa padeda seneliams auginantiems anūkus, kurių tėvai turi priklausomybės. Programa gyvai vyksta mokyklose bei suteikia vaikams įgūdžių reikalingų sveikai gyventi. Be šių programų Mentor vasaros stovykloje vaikai mokomi puoselėti kūrybiškumą, saviugdą ir gebėjimą dirbti komandoje. Labai smagu prisidėti prie to, kad vaikai jaustųsi saugesni mokyklose, kad jie geriau suprastų suaugusius, kad suaugę geriau suprastų vaikus, kad jie gražiau bendrautų tarpusavyje ir be abejo, kad jie kaip galima daugiau sužinotų apie narkotikus, jų žalą ir labai stengtųsi to išvengti.